Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Po tragiškų įvykių, kuomet Vilniuje į autobusų stotelę įskriejo ir ten stovinčių žmonės sužalojo jauno vyro vairuojamas BMW, šios markės transporto priemonių įvaizdis dar labiau pablogėjo. Alytiškis Deimantas, siekdamas įrodyti, kad ne visi vairuotojai mėgsta pažeidinėti kelių eismo taisyklės, pakvietė BMW savininkus į susitikimą ir paragino ant automobilio užklijuoti lipduką "Būk mandagus vairuotojas". Pasidarė jau gėda tiesiog vairuoti tą BMW, atsisėdi ir žinai, kad į tave skersai jau žiūri visi žmonės, visi kažkokius stereotipus susidarė, kad jeigu tu esi BMW vairuotojas, reiškia, jau tu esi chuliganas. Ir pagalvojau, kad galbūt įmanoma kažkaip tai ištaisyti. Pradžioje akcijos organizatorius baiminosi, kad bendraminčių daug neatsiras, tačiau į kvietimą atsiliepė daugiau kaip 100 vairuotojų, kurie šeštadienio vidurdienį būriavosi šalia Alytaus sporto rūmų. Ir ne tik iš Alytaus. Palaikyti bendraminčių atvyko Kauno ir Marijampolės BMW klubų nariai. Labai yra gera akcija, nes pažiūrėjus šių dienų avarijas, visur skamba BMW kaip blogi vairuotojai, kaip neatsakingi vairuotojai. Šią akciją norėtumėme įrodyti, kad mes nesam tokie blogi vairuotojai, nes nesam kaip ir visi vairuotojai, visiems visko iš tikrųjų atsitinka ir nereikia mūsų nuvertinti stipriai šitą. Kaip manote, kodėl BMW markės įvaizdis Lietuvoje toksai prastas? Nepaslaptis, kad dauguma jaunuolių perka šios markės automobilius. Ir kitas dalykas, kad iš tikro dėl automobilio galios, ypač aukštesnės klasės, įvyksta daug avarijų, nes nėra patirties, nėra atsargumo kelyje, galvoja, va viskas gerai, vieną kartą pavyko, antrą kartą pavyko, tarkim, praslysti šonu kažkur sankryžoje kažką, o paskui paima ir nepavyksta. Tai iš tikro markė kažkiek tai turi tos kalties. Bet tik tokia, kad automobilių gale ir neatsargus vairuotojai. Nėra tas automobilis lėktuvas, tu gali važiuoti kaip ir su kiekvienu kitu. Ir akcijos tikslas yra toks, kad pasistengti priversti visus vairuoti atsargiai ir atsakingai. Mašinos yra galingos, štai taip ir yra, manau, bet mes matom, manau, tik vieną mažą procentą tų blogybių. Yra daug ir gerų dalykų. Akciją organizavęs alytiškis neslėpė, kad ir pats mėgo greitį, tačiau po paskutinių įvykių susimąstė apie galimas pasekmes. Todėl ėmėsi iniciatyvos įrodyti, kad kelyje reikia elgtis atsakingai. Alytiškis neslėpė, kad kai akcija susidomėjo žiniasklaida, sulaukė įvairių komentarų. Esą pats seniau pažeidinėjo taisyklės, o dabar moko kitus. Deimantas atkirta, jo geriau suprasti vėliau nei niekada. Tačiau kviečiant prisijungti prie akcijos, ne visi sutiko. Buvo ir tokių, kurie nesutiko iš karto, buvo tokių, kurie pasakė, kad aš dalyvausiu, bet aš nevairuosiu, sėdėsiu pas kažką kitą, nes tiesiog galbūt jie galvoja patys ir jie tuo galbūt didžiuojasi, kad aš negalėsiu ir nesugebėsiu važiuoti tvarkingai per miestą. Na tai aš jų nepeikiau, jūsų valia, bet kažkiek nusivyliau dėl tokių ir buvo ypač žmonių, kurie buvo iš tos bendruomenės mūsų, iš to rato. Po susitikimo vairuotojai pasiskirstė į grupeles ir įsileido į miestą rodyti pavyzdingą vairavimo kultūrą. Vėliau bendraminčiai susitiko buvusio Alytaus mėsos kombinato teritorijoje. Akcijos metu savo lėšomis vaikinai pagamino 70 lipdukų, apie 50 užklijuota ant akcijos dalyvių automobilių. Po pavykusios akcijos BMW vairuotojai žada ir daugiau staigmenų, tikėkimės, ne tokių kaip Vilniuje. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.